Kaip gražu. Ketvirtadienį, kas bus ketvirtadienį. Ketvirtadienį. Žinau, kas bus ketvirtadienį. Atkeliavom su Pauliumi į Lidl ir dažniausiai aš užtrunku arba prie gėlyčių, arba prie sėklyčių. Ir Paulius visą laiką nuo manęs pabėga, bet aš labai gerai žinau, kurio ieškot. Dažniausiai randu Lidl ne maisto prekių salelėse, su kokiu nors Parkside įrankiu rankose. Čia man irgi labai patinka tos salelės, asortimentas atsinaujina kiekvieną savaitę. Tai einam pasižiūrėti, ko yra tenai šią savaitę. Kur buvęs, kur nebuvęs. Man atrodo, kažkas man šiltnamio sienos su šituo aukšto slėgio įrenginiu plaus, taip? Jo, vieną dieną. Vieną dieną. O galbūt norėtum sofą namuose išvalyti? Irgi vieną dieną. Valymo siurblys. Yra visokių Parkside dalykiukų. Parkside įrankius naudojam jau ne vienus metus ir iš tikrųjų esam įgyvendinę tikrai nemažai pasidaryk pats projektų. Ar jums kada nors teko girdėti apie lako sluoksnio storio matuoklį? Jeigu ne, dabar jau teko. Labai panašius, o gal net tokius pačius LED žibintus pirkom prieš porą metų savo kempingui. Labai patogus dalykas, jie išsitraukia, va taip va. Turbūt reikės dar pasipildyti. Vienoje iš salelių suradome rūbų skyrelį. Šią savaitę galima rasti vyriškų, moteriškų ir vaikiškų laisvalaikio džemperių ir kelnių. Na, o kalbant apie kokybę, tai mūsų šeimos sprintoje taip pat rastumėt vadinamųjų basic rūbų iš Lidl ir nesunešėjamiausia apatiniai mano vyro marškinėliai yra būtent iš čia. Taip pat aptikau smagios vonios tekstilės, chalatų ir prie jų derančių rankšluosčių. Aš iškeliauju gyventi Prancūzijos rivjerą. Kadangi nedarai man pėdų masažo, aš ėmu šitą reikalą. Taigi apžvelgiam šios savaitės pradžios ne maisto prekių salelių atradimus ir išvada, kad čia tikrai galima rasti visko nuo virtuvės ar garažo rakandų iki drabužių, grožio priemonių ar net pavyzdžiui santechnikos. O čia geras dalykas maišytuvas su termostatu. Beje, ketvirtadienį, kas bus ketvirtadienį? Ketvirtadienį. Žinau, kas bus ketvirtadienį. Aš apžiūrėjau katalogą Lidl ir nusižiūrėjau labai keletą fainų dalykų. Tai bus tokių gėlėm padėklų su ratukais ir bus puodų ketaus, tų tokių gražių retro stiliaus. Tai man atrodo reikės grįžti ketvirtadienį dar, ne? O dabar einam, tu man pirksi tulpių. Aha.